Prieš tapdama šiuolaikinę Turkijos valstybę, ši šalis kadaise buvo didžiulės imperijos centras. Tai buvo Osmanų imperija. Savo galingiausių laikotarpių ji valdė didžiulės teritorijas artimuosiuose rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Europoje. Ji gyvavo daugiau nei 600 metų, kol galutinai žlugo ir 1923 metais ją pakeitė Turkijos Respublika. Tačiau Osmanų imperija neprasidėjo kaip didžiulė imperija. Ji prasidėjo tik kaip nedidelė teritorija Anatolijoje, didžiojoje žemės dalyje, kuri dabar sudaro Turkiją. Kad suprastume, kaip ji susiformavo, pirmiausia turime grįžti prie turkų tautų. Turkų tautos – tai daugybė grupių turinčių giminingas kalbas ir kultūrą. Senovėje kai kurie iš jų gyveno plačiose centrinės ir vidinės Azijos stepėse. Bėgant šimtmečiams, kai kurios grupės persikėlė dar toliau į vakarus. Kai kurie apsigyveno netoli Kaspijos ir Aralo jūrų, o tarp svarbiausių jų buvo Oguzų turkai. Iš šios grupės kilo Seldžiukų šeima. Ji buvo pavadinta pagal Seldžiuką, genties vadą, kuris atsiskyrė nuo savo buvusios grupės ir įkūrė savo valdžią. Jo vaikai ir anūkai išplėtė jų teritoriją. Vėliau susiformavo Seldžiukų imperija. Plėsdami savo teritoriją Persijoje, kuri dabar yra Irano dalis, jie labai perėmė persų kultūrą ir valdymo būdus, taip pat priėmė islamą. 11 amžiuje Seldžiukai tapo viena stipriausių jėgų regione. Vakaruose jų teritorija ribojasi su Bizantijos imperija. Bizantijos imperija buvo rytinė buvusios Romos imperijos dalis. Jo sostinė buvo Konstantinopolis, miestas, kuris dabar vadinamas Stambulu. Seldžiukai ir Bizantijos imperija palaipsniui pradėjo konfliktuoti, nes abi norėjo kontroliuoti Anatoliją. 1071 metais jie susitiko Manzikerto mūšyje. Seldžiukų kariuomeniai vadovavo sultonas Alp Arslanas. Bizantijos kariuomeniai vadovavo imperatorius Romanas IV. Seldžiukai nugalėjo ir paėmė į nelaisvę Bizantijos imperatorių. Seldžiukai iš karto neužėmė visos Anatolijos vien dėl vieno mūšio. Tačiau kadangi jie nugalėjo Bizantijos imperatorių, jų valdžia susilpnėjo. Dėl to atsivėrė daugiau Anatolijos teritorijų. Tai leido turkų kariams ir jų šeimoms įsikurti regione. Galiausiai Anatolijoje susikūrė Rumų sultonatas. Žodis Rum reiškia buvusios Romos arba Bizantijos imperijos žemes. Tai buvo valstybė, kurią valdė Seldžiukų turkai ir kuri buvo įsikūrusi Anatolijoje. Tačiau atėjus 13 amžiui, Rumų sultonatas susilpnėjo dėl vidinių problemų ir mongolų užkariavimų. Kai jis nusilpo, Anatolija suskilo į daugybę mažų teritorijų, vadinamų beilikais. Beilikas buvo nedidelė teritorija, kuriai vadovavo bejus arba vietinis valdovas. Vienam iš šių beilikų vadovavo Osmanas. Apie jo gyvenimą yra labai mažai tikslios informacijos, nes daug istorijų apie jį buvo parašyta tik po ilgo laiko. Tačiau jis pripažįstamas kaip šeimos, iš kurios kils Osmanų dinastija įkūrėjas. Pavadinimas Osmanai kilo iš Osmano vardo. Jo nedidelė teritorija buvo įsikūrusi šiaurės vakarų Anatolijoje, netoli Bizantijos imperijos sienos. Ši vieta buvo labai palanki plėtrai. Bizantijos kontrolė kai kuriuose gretimose teritorijose jau buvo silpna, todėl Osmano žmonės pamažu užėmė vis daugiau žemių. Po jo mirties jo vaikai ir vėlesni valdovai tęsė plėtrą. Jie ne tik rėmėsi savo kariuomenės jėga. Jie taip pat sudarė sąjungą su vietiniais vadovais ir įtraukdavo į savo valdžią žmonės iš įvairių grupių bei religijų. Dėl to mažoji Osmanų valstybė greitai išaugo. Iš pradžių ji buvo tik viena iš daugelio kunigaikštysčių Anatolijoje, bet palaipsniui pralenkė savo varžogus. 1331 metais Osmanai užėmė Nikėją, svarbų Bizantijos miestą, dabar vadinamą Izniku. Vėliau jie persikėlė į Europą ir pradėjo užkariauti teritorijas Balkanuose. Balkanai yra regionas pietryčių Europoje, apimantis tokias vietas kaip Graikija, Bulgarija ir Serbija. Jie taip pat užėmė Adrianopolį, dabar vadinamą Edirne. Osmanų valdžia padarė jį savo sostinę, kol toliau plėtėsi Europoje. Bėgant laikui, Bizantijos imperija vis labiau mažėjo. Anksčiau jos teritorija buvo labai plati, tačiau 15 amžiui atėjus liko tik kelios jos valdos. Svarbiausia iš jų buvo Konstantinopolis. Šis miestas buvo labai svarbus, nes jis buvo tarp Europos ir Azijos. Jis taip pat kontroliavo svarbų laivų kelią tarp Juodosios jūros ir Viduržemio jūros. Konstantinopolis saugojo aukštos ir storos sienos. Daugybė kariuomenių šimtmečius bandė užkariauti šį miestą, bet dauguma jų nesėkmingai. 1451 metais Mehmedas II vėl tapo Osmanų sultonu.
Jis buvo jaunas, bet jo tikslas buvo aiškus. Jis norėjo užkariauti Konstantinopolį ir paversti jį augančios Osmanų imperijos centru. Jis paruošė didelę kariuomenę, laivus ir galingus patrankas, galinčias sugriauti miesto sienas. Apsiaustis prasidėjo 1453 metais balandį. Apsiaustis. Tai kai kariuomenė apsupa miestą, kad užkirstų kelią maisto, žmonių ir pagalbos patekimui, tuo pačiu nuolat jį puldama. Kelias savaitės Osmanų patrankos bombardavo miesto sienas. Bizantiečiai nuolat taisė ir gynė sugadintas sienų dalis. Paskutinis Bizantijos imperatorius buvo Konstantinas XI. Jo karių buvo labai mažai, palyginti su didelė Osmanų armija. Vis dėlto jis liko mieste ir padėjo jį ginti. 1453 metų gegužės 29 dieną. Mechmedas pradėjo paskutinį didelį puolimą. Osmanų armija pralaužė gynybą ir įžengė į miestą. Konstantinas XI žuvo kovodamas, nors nėra tiksliai žinoma, kur įvyko jo mirtis. Čia baigėsi Bizantijos imperija. Mechmedas II padarė Konstantinopolį naująją Osmanų imperijos sostinę. Dėl savo pergalės jis buvo žinomas kaip Mechmedas užkariautojas. Jis neleido miestui likti sugriautam ir tuščiam. Jis atvedė musulmonus, krikščionių ir žydų šeimas, kad vėl padidintų gyventojų skaičių ir atgaivintų verslą. Vienas svarbiausių miesto pastatų buvo Šventos Sofijos soboras. Jį pastatydino Bizantijos imperatorius Justinianas I 6 amžiuje kaip didelę krikščionių bažnyčią. Tačiau kai osmanai užėmė Konstantinopolį, jie pavertė ją mečete. Minaretai arba aukšti bokštai aplink ją buvo pridėti skirtingais laikotarpiais, valdant įvairiems osmanų valdovams. Ne visi jie buvo pastatyti iškart po užkariavimo. Konstantinopolio užėmimas suteikė Osmanų imperijai galingą sostinę ir svarbę vietą tarp Europos ir Azijos. Tačiau tai buvo tik didesnės plėtros pradžia. Valdant vėlesniems valdovams, imperija dar labiau išsiplės ir pradės kontroliuoti kai kuriuos svarbiausius pasaulio miestus, prekybos kelius ir žemes. Ir štai, Konstantinopolio užėmimas 1453 metais buvo tik didesnės Osmanų imperijos plėtros pradžia. Vadovaujant sultonui Mechmedui II, osmanai greitai užėmė naujas teritorijas Anatolijoje ir Balkanuose. Jis užkariavo likusias Bizantijos teritorijas Graikijoje ir Trabzono imperiją prie Juodosios jūros pakrantės. Jo kariuomenė taip pat užėmė Bosniją ir sustiprino osmanų kontrolę Albanijoje. Šiaurėje osmanai taip pat pavergė Krymo chanatą. Krymo chanatas buvo valstybė, kurią valdė Krymo totoriai Krymo pusiasalyje, šiaurinėje Juodosios jūros dalyje. Dėl to Osmanų imperija labiau kontroliavo prekybos kelius Juodojoje jūroje. Kai Mehmedas mirė 1481 metais, imperija jau buvo labai išsiplėtusi. Jo sūnus Bajazitas II tapo sultonu. Bajazito valdymo laikotarpiu Osmanų imperija kovojo su Venecijos respublika. Venecija buvo galinga prekybos valstybė Italijoje, kuri kontroliavo keletą salų ir svarbius prekybos kelius Egėjo jūroje. Po kelių metų kovų osmanai užėmė keletą uostų ir dar labiau sustiprino savo pozicijas. Po Bajazito sultonų tapo jo sūnus Selimas I. 1512 metais jis pirmiausia susidūrė su Safavidų imperija. Galinga karalystė įsikūrusią Persijoje, dabartinėme Irane. Osmanai ir Safavidai buvo priešai, nes abu norėjo kontroliuoti rytų Anatoliją ir kitas artimųjų rytų dalis. Taip pat jų pagrindiniai religiniai įsitikinimai islame skyrėsi. Po to Selimas susidūrė su Mamlukų sultonatu. Tuo metu Mamlukai valdė Egiptą ir Siriją. Jie taip pat kontroliavo Hidžazą, regioną Arabijoje, kuriame yra Mekos ir Medinos miestai. 1516 metais osmanų kariuomenė nugalėjo Mamlukus Sirijoje. Kitais metais jie vėl buvo nugalėti Redanijos mūšyje netoli Kairo. Dėl to Sirija, Egiptas ir Hidžazas atiteko Osmanų imperijai. Šių teritorijų užėmimas suteikė osmanams didesnę teritoriją, daugiau turtų ir kontrolę svarbiems prekybos keliams. Vakarų Šiaurės Afrikoje jie taip pat įgijo didelę įtaką ir kontrolę svarbiems prekybos keliams šiame regione. Prie osmanų prisijungė laivyno vadas Hairedinas Barbarosa. Barbarosa buvo galingas musulmonų vadas, valdęs didelės Alžyro teritorijas. Jis pripažino osmanų sultono valdžią mainais į imperijos paramą ir apsaugą. Kai Selimas mirė 1520 metais. Jis buvo valdęs vos apie 8 metus. Tačiau per tą trumpą laiką jis beveik padvigubino Osmanų imperijos galią. Jį pakeitė jo sūnus
Suleimanas I. Jis labiau žinomas kaip Suleimanas Didysis. Europoje jis buvo vadinamas didžiuoju dėl savo galios ir turtų. Osmanų pasaulyje jis buvo vadinamas kanuni arba įstatymų leidėju, nes pertvarkė daugelį imperijos įstatymų. Jis valdė nuo 1520 iki 1566 metais. Jo valdymo laikotarpiu Osmanų imperija pasiekė savo didžiausią galybę. 1521 metais jis užėmė Belgradą, svarbų miestą, kuris dabar yra Serbijoje. Kitais metais jis užėmė Rodoso salą iš Švento Jono riterių. Švento Jono riteriai buvo krikščionių karinė grupė, kuri naudojo Rodą kaip bazę kovai prieš musulmonų laivus Viduržemio jūroje. 1526 metais Osmanų armija nugalėjo Vengriją Mohačo mūšyje. Mūšyje žuvo Vengrijos karalius, o didelė jo karalystės dalis atiteko Osmanų kontroliai. Po to Suleimano kariuomenė pasiekė Vieną, dabartinę Austrijos sostinę. Jie bandė užimti miestą 1529 metais, tačiau jiems nepavyko dėl blogų oro sąlygų, tiekimo problemų ir stiprios Vienos gynybos. Nors jiems nepavyko Vienoje, Osmanų imperija vis tiek liko viena stipriausių imperijų Europoje ir artimuosiuose rytuose. Rytuose Suleimanas taip pat kovojo su Safavidų imperija. Osmanai užėmė Bagdadą ir didelę Irako dalį. Jie taip pat išplėtė savo įtaką Arabijos pusiasalyje ir netoli Persijos įlankos. Viduržemio jūroje ypač sustiprėjo Osmanų laivynas vadovaujamas Hairedino Barbarosos. Osmanai taip pat užėmė Tripolį Šiaurės Afrikoje 1551 metais Suleimano valdymo pabaigoje. Osmanų imperija kontroliavo didžiulės teritorijas nuo Vengrijos iki Egipto ir nuo Alžyro iki Irako. Viena iš šios sėkmės priežasčių buvo organizuota kariuomenė. Buvo kavalerija arba kariai jojantis arkliais, buvo pėstininkai arba kariai kovojantis sausumoje. Jie taip pat turėjo didelius patrankas ir stiprią laivyną. Tarp žymiausių Osmanų karių buvo janičarai. Janičarai buvo elitiniai pėstininkai, tiesiogiai tarnaujantis sultonui. Daugelis jų buvo paimti dar vaikystėje iš krikščionių šeimų Balkanuose pagal sistemą vadinamą devširme. Jie buvo atskiriami nuo savo šeimų ir paimami Osmanų valdžios globon. Jie buvo verčiami priimti islamą ir mokomi tapti kareiviais arba pareigūnais. Ši sistema buvo sunki ir priverstinė šeimoms, kurios neteko savo vaikų. Tačiau kai kurie iš paimtų vaikų pasiekė aukštas pareigas kariuomenėje ir valdžioje. Janisariečių mokymai ir drausmė buvo labai griežti. Jie taip pat puikiai mokėjo naudoti šaunamaisiais ginklais, todėl jie tapo svarbia Osmanų armijos pergalių dalimi. Imperijai toliau plečianti, jie vis dažniau susidurdavo su galingomis valstybėmis. Viduržemio jūroje viena didžiausių jos varžovių buvo Ispanija. Tuo metu Ispanija kontroliavo didelę pietų Italijos dalį ir keletą svarbių salų. Ji taip pat bendradarbiavo su kitomis krikščioniškomis valstybėmis, kad sustabdytų Osmanų laivyno plėtrą. 1565 metais Osmanai bandė užimti Maltą. Malta buvo maža, bet svarbi sala Viduržemio jūros viduryje. Ją valdė Švento Jono riteriai, grupė, kurią Osmanai anksčiau buvo išviję iš Rodo salos. Didelė Osmanų kariuomenė apsupo ir puolė jų tvirtoves. Tačiau riteriai ir vietos gyventojai atkakliai gynėsi. Pagalba atvyko ir iš Sicilijos. Po kelių mėnesių kovų ir didelių aukų Osmanų kariuomenė atsitraukė. Šis mūšis vadinamas Didžiąja Maltos apgultimi. Po 6 metų Osmanų imperija vėl susidūrė su didelė krikščionių sąjunga Lepanto mūšyje. Tai įvyko 1571 metais, netoli vakarų Graikijos. Ispanija, Venecija, popiežiaus valstybės ir kitos krikščionių pajėgos susivienijo. Jų sąjunga, vadinama Šventąja lyga, dalyvavo mūšyje. Daugiau nei 400 laivų ir 10 000 karių bei jūreivių dalyvavo šiame mūšyje. Osmanų laivynas buvo nugalėtas, daugelis jų laivų buvo sunaikinti arba paimti. Tai buvo didelė pergalė Šventai lygai, nes parodė, kad Osmanų laivyną galima nugalėti dideliame mūšyje. Tačiau tai visiškai nesunaikino Osmanų valdžios Viduržemio jūroje. Imperija greitai sukūrė naują laivyną ir toliau kontroliavo daugelį žemių bei uostų. Vis dėlto Malta ir Lepanto parodė, kad Osmanų imperijos plėtra taip pat turi ribas. Ji vis dar buvo stipri, bet jau nebegalėjo užkariauti visų norimų teritorijų. Po pralaimėjimo Lepanto mūšyje Osmanų imperija visiškai nesusilpnėjo. Vietoj to nukreipė dėmesį į Centrinę Europą. Didžiausia kliūtis jos plėtrai buvo Viena, Austrijos sostinė. Viena buvo svarbi, nes jis palėjo kelyje į gilesnės Europos dalis. Osmanai pirmą kartą bandė ją užimti 1529 metais.
bet nesėkmingai. Po daugiau nei 150 metų jie pabandė ir dar kartą. 1683 metais didelė Osmanų armija apsupo Vieną. Jai vadovavo didysis viziris Kara Mustafa Paša, aukščiausias Osmanų vyriausybės pareigūnas po sultono. Keletą savaičių osmanai puolė miestą, tačiau prieš jiems galutinai užimant Vieną atvyko jungtinė krikščionių armija padėti. Tarp jų buvo ir Lenkijos kariuomenė vadovaujama karaliaus Jono III Sobieskio 1683 m. rugsėjo 12 d. Pagalbos kariuomenė užpuolė osmanų stovyklą. Didelę dalį paskutinio puolimo atliko 1000 kavalerijos, raitelių karių. Osmanų armija buvo nugalėta ir priversta atsitraukti. Šis pralaimėjimas buvo svarbus lūžio taškas. Tai iš karto nesugriovė Osmanų imperijos. Tačiau čia pradėjo Osmanų imperija prarasti daug savo teritorijų Europoje. Vėlesniais metais Austrija, Lenkija, Venecija ir Rusija susivienijo prieš osmanus. Jie atgavo daug žemių Vengrijoje ir Balkanuose. Kol stiprėjo jų priešai, Osmanų valdžia taip pat susidūrė su vidaus problemomis. Anksčiau patys sultonai vadovaudavo karinėms kampanijoms ir priimdavo svarbiausius sprendimus. Tačiau vėliau vis daugiau pareigų buvo perduota didžiajam viziriui ir kitiems pareigūnams. Didysis viziris buvo tarsi imperijos ministras pirmininkas. Jis vadovavo daugeliui kasdienių reikalų sultono vardu. Tai nereiškia, kad visi vėlesni sultonai buvo silpni ar tingūs. Tačiau imperijai augant, tapdavo vis sunkiau ją valdyti iš sostinės. Didžiulė teritorija buvo padalinta į provincijas, kurias valdė gubernatoriai ir vietos vadovai. Jie rinko mokesčius, vykdė įstatymus ir tiekė kariuomenę centriniai valdžiai. Tačiau dėl to, kad kai kurios provincijos buvo toli, vietos valdovai įgijo daug laisvės valdyme. Įvairios religijos ir grupės gyveno imperijos viduje. Valdančiosios šeimos religija buvo islamas. Tačiau daugelis krikščionių ir žydų liko prie savo tikėjimo. Jiems buvo leista turėti bažnyčias, sinagogas, religinius lyderius ir savo bendruomenės. Tačiau jų padėtis nebuvo lygi musulmonų padėčiai. Jie turėjo mokėti specialius mokesčius ir turėjo tam tikrų apribojimų pagal Osmanų įstatymus. Daugelis žydų pabėgėlių iš Ispanijos priėmė Osmanų imperiją. Po to jie buvo išvaryti iš ten 15 amžiaus pabaigoje. Daugelis jų apsigyveno tokiuose miestuose kaip Konstantinopolis ir Salonikai. Jie tapo svarbia verslo, medicinos dalimi, gamybos ir prekybos dalimi. Osmanų imperija taip pat daug uždirbo iš prekybos kelio, jungiančio Aziją, Artimuosius rytus ir Europą. Per jos miestus keliavo šilkas, prieskoniai, audiniai ir kitos prekės iš Indijos, Kinijos ir Persijos. Tačiau pasaulinė prekyba pasikeitė. Europos šalis atrado jūrų kelius aplink Afriką. Prekyba Atlanto vandenyne taip pat sustiprėjo po to, kai jos užėmė žemes Amerikoje. Dėl to daugiau laivų nebereikėjo plaukti senais prekybos keliais, kuriuos kontroliavo Osmanų imperija. Prekyba imperijoje visiškai neišnyko, tačiau jos ankstesnė svarba kaip kelio tarp Azijos ir Europos sumažėjo. Tuo pačiu metu sparčiai vystėsi mokslas, ginklų gamyba ir pramonė kai kuriuose Europos šalyse. Osmanai taip pat bandė naudoti naujas žinias ir technologijas, tačiau dažnai pokyčiai vyko lėtai dėl lėšų trūkumo. Kai kurių galingų grupių pasipriešinimas ir problemos valdžioje. Dėl to pamažu didėjo atotrūkis tarp Osmanų imperijos ir jos Europos varžovų. Rusija ir Austrija tapo dar didesnė grėsme. Jos užėmė kai kurias Osmanų žemes prie Juodosios jūros, Kaukazo ir Balkanų. Kaukazas yra regionas tarp Juodosios ir Kaspijos jūrų. Šiaurės Afrikoje vietos valdovai vis dar pripažino Osmanų sultoną. Tačiau tikrojo valdymo atžvilgiu jie turėjo daugiau laisvės priimti savarankiškus sprendimus. Tai apėmė Alžyro, Tuniso, Libijos ir Egipto valdovus. Todėl 18 amžiaus pabaigoje Osmanų imperija vis dar buvo didelė žemėlapyje, tačiau jos kontrolė visose teritorijose jau nebebuvo tokia stipri. 19 amžiaus pradžioje kai kurie Europos lyderiai Osmanų imperiją pradėjo vadinti Europos ligoniu. Tai reiškia, kad jie matė, jog imperija silpnėja ir iš jos galima atimti teritorijas. Vienas pirmųjų didelių sukilimų prasidėjo Serbijoje 1804 metais. Serbija tuo metu buvo Osmanų kontroliuojamų Balkanų dalis. Vietiniai serbai sukilo dėl kai kurių Osmanų kareivių piktnaudžiavimo ir dėl noro turėti savo valdžią. Tačiau tai dar neišlaisvina Serbijos.
Tačiau sukilimas parodė, kad vis daugiau žmonių Balkanuose yra pasirengę kovoti dėl laisvės nuo Osmanų valdžios. O artimiausiais metais imperija susidūrė su nuolatiniais sukilimais, invazijomis ir teritorijų praradimu, kurie dar labiau silpnino imperiją. Įžengus į XIX amžių, Osmanų imperijos teritorijos nuolat mažėjo. 1821 metais graikai sukilo prieš Osmanų valdžią. Juos parėmė Didžioji Britanija, Prancūzija ir Rusija, kurios taip pat turėjo savo interesų silpninti Osmanų valdžią regione. Po kelerių metų karo Graikija buvo pripažinta nepriklausoma valstybė 1830 metais. Praėjus vos keliems mėnesiams Prancūzija užpuolė Alžyrą. Dėl to osmanai visiškai prarado šios teritorijos kontrolę ir prasidėjo ilga Prancūzijos okupacija Alžyre. Tuo metu stiprėjo ir Rusija, kuri norėjo išplėsti savo įtaką prie Juodosios jūros. Tačiau Didžioji Britanija ir Prancūzija nenorėjo, kad Osmanų imperija visiškai žlugtų, nes bijojo, jog Rusija gali tapti pernelyg galinga. Todėl Krymo kare, vykusiame nuo 1853 iki 1856 metų, jie stojo į Osmanų pusę prieš Rusiją. Jų pusė laimėjo, tačiau tai tik laikinai sustabdė imperijos silpnėjimą. Per artimiausius dešimtmečius Balkanų teritorijos tapo vis labiau nepriklausomos. Tarp jų buvo Serbija, Rumunija, Bulgarija ir Juodkalnija. 20 amžiaus pradžioje Italija užėmė Libiją. Albanija taip pat tapo nepriklausoma valstybė. Visą tai Osmanų imperija prarado beveik visas likusias savo teritorijas Balkanuose. Dėl nuolatinių pralaimėjimų daugelis jaunų karininkų ir intelektualų reikalavo pokyčių vyriausybėje. Tarp jų buvo ir grupė, vadinama jaunaisiais turkais. Tai nebuvo viena vientisa grupė – OFE. Jie buvo sudalyti iš karių, politinių aktyvistų ir intelektualų, turinčių skirtingas pažiūras. Tačiau juos vienijo noras apriboti sultono valdžią ir sugrąžinti konstituciją bei parlamentą. 1908 metais jie pradėjo revoliuciją ir privertė sultoną Abdulą Hamidą II sugrąžinti konstitucinę valdžią. Tačiau tai iš karto neišsprendė imperijos problemų. Kova dėl valdžios, maištai ir teritorijų praradimas tęsėsi. Vėliau Sąjungos ir pažangos komitetas tapo galinga jėga vyriausybėje. Pagrindinė politinė organizacija kilusi iš jaunųjų turkų judėjimo. Kai 1914 metais prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, Osmanų imperija prisijungė prie Vokietijos ir Austrijos-Vengrijos. Osmanų lyderiai tikėjosi susigrąžinti kai kurias pravestas teritorijas ir sustabdyti Rusijos plėtrą. Jie pasiekė didelę pergalę Galipolio kampanijoje 1915 metais. Britanijos, Prancūzijos, Australijos ir Naujosios Zelandijos pajėgoms nepavyko perimti svarbaus kelio į Konstantinopolį, tačiau kitose imperijos dalyse Osmanų kariuomenė pamažu traukėsi. 1916 metais prasidėjo arabų sukilimas prieš Osmanų valdžią. Jam vadovavo Šarifas Huseinas iš Mekos ir jo sūnus padedami Britanijos. Vienas iš britų karininkų padėjusių sukilimui buvo T.E. Lawrence'as, žinomas kaip Arabijos Lawrence'as. Jis nebuvo sukilimo pradininkas ar vienintelis jo vadovas. Šiuo laikotarpiu įvyko ir viena tamsiausių Osmanų imperijos istorijos dalių. Nuo 1915 metų Osmanų valdžia pradėjo masiškai tremti armėnus iš jų namų. Daugelis jų buvo nužudyti. Mirė nuo bado, ligų ir didžiulio nuovargio, kai buvo prievarta varomi į Sirijos dykumą. Daugelis istorikų ir šalių šį įvykį pripažįsta kaip armėnų genocidą. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų holokausto memorialinio muziejaus, mažiausiai 664 tūkstančiai ir galbūt net iki 1,2 milijono armėnų žuvo. Turkijos vyriausybė atmeta žodžio genocidas vartojimą. 1918 metais Osmanų imperija nebegalėjo tęsti karo. Jos sąjungininkai Vokietija ir Austrija-Vengrija buvo nugalėti, o jos gynyba artimuosiuose rytuose žlugo. Po kapituliacijos Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija ir Graikija okupavo skirtingas Osmanų imperijos teritorijos dalis. Buvusios Osmanų imperijos žemės Irake, Palestinoje, Sirija ir Libanas buvo perduotos Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos kontroliai. Laimėjusios šalis taip pat planavo padalinti net Anatoliją. Graikijos kariuomenė užėmė Smirnos miestą, dabar vadinama Izmiru, 1919 metų gegužę. Dėl to prasidėjo Turkijos nepriklausomybės karas. Kovai vadovavo Mustafa Kemalis, buvęs Osmanų generolas, vėliau žinomas kaip Ataturkas. Jis ir jo bendražygiai įkūrė naują nacionalistinę vyriausybę Ankaroje. Jie nepripažino silpnos Osmanų vyriausybės Konstantinopolyje. Ji bendradarbiavo su imperija okupavusiomis šalimis. Iš pradžių Graikijos armija giliai įsiveržė į Anatoliją.
Tačiau 1921 ir 1922 metais Turkijos nacionalistinės pajėgos atgavo prarastas pozicijas. Jie nugalėjo Graikijos armiją ir privertė užsienio pajėgas pasitraukti iš didžiosios Turkijos dalies. 1922 metų lapkričio 1 dieną nacionalistinė vyriausybė panaikino sultonatą. Taip galutinai baigėsi Osmanų sultonų valdymas. 1923 metų Liepos 24 dieną buvo pasirašyta Lozano sutartis. Ši sutartis pripažino naujosios Turkijos valstybės nepriklausomybę ir pagrindinės sienas. 1923 metų spalio 13 dieną sostinė tapo Ankara. Po to 1923 metais spalio 29 dieną oficialiai buvo paskelbta Turkijos Respublika. Mustafa Kemalis tapo pirmuoju jos prezidentu. Osmanų imperija neišnyko staiga vien dėl vieno karo. Ji pamažu silpo dėl teritorijų praradimo, sukilimų, vyriausybės problemų, karių iškilimo ir pralaimėjimo pasaulinėme kare. Nuo mažos Osmano teritorijos ji išsiplėtė į 3 žemynus ir valdė daugiau nei 600 metų. Tačiau galiausiai imperiją pakeitė nauja valstybė. Modernioji Turkija gimė iš likusių jos žemių. Jau nebevaldoma sultono, bet naujos respublikinės vyriausybės įsikūrusios Ankaroje.